Sveiki, su jumis tiem, kas tiki. Pažiūrėkime kartu, kas įvyko ir kodėl. Kas įvyko ir kodėl. Pažiūrėkime, kas įvyko ir kodėl. Kas įvyko? Kas įvyko? Kas įvyko? Kortelės kalba apie tai, kad kažkoks tai žmogus nepasakė kažkokiam susitikime, apie kažką nepasakė. Jisai galvoja, kad yra visiškai teisus. Gali rašyti kažkokią tai knygą galbūt, ar mėgti vadovauti kažkokiose tai pozicijose. Kažkoks tai žmogus, su juo buvo kalbėta apie galbūt kitus asmenis ir dar kiti asmenys jį žino, tą žmogų, bet tas žmogus, jisai nekalbėjo apie tai. Jisai nekalbėjo apie kažką, kas yra labai aišku. Apie ką jisai nekalbėjo, apie ką buvo nepasakyta. Kažkokiam susibūrime nebuvo pasakyta apie kažką, kad tas žmogus gali keisti vietas, gali keisti pozicijas, bet jisai visą laiką nori išlikti savo soste, savo srity, savo bet kokioj pozicijai, bet pagal save. Jisai nekeičia pozicijos. Jisai kalba apie kitus, labai daug gali kalbėti su įvairiais žmonėmis. Tai nėra su vienu, antru, trečiu, tai yra būrys žmonių, kiekvieną galbūt dieną, su kuriais aptaria kai kuriuos ten reikalus ir jisai kažką rašo. Kažkas žino, kad jisai yra nepajudinamai vietoj. Kodėl? Kodėl jis toks įsitikinęs, kad jisai nepajudinamai vietoj? Nes jisai kažką sulaiko. Jisai sulaiko kažkokią tai tiesą apie kažkokį žmogų. Kažkokia tiesa yra neatidaryta knyga, Jam kažkas galbūt netgi dėl to grasino, kad niekam nesakytų. Arba jisai kažką meluoja ir nurodo tiesiai į tą žmogų, kad apie jį niekada nekalbėtų. Kad apie jį nebūtų pasakyta kažkas. Kad jisai jaustųsi laisvas. Jisai nori visą laiką jausti savo tiesoj ir laisvėj.
kad visi jo klausytus ir kas prieštarauja, galbūt netgi susipyksta su tuo žmogumi. Kas būna tada, kai susipyksta? Kas būna? Tada tas žmogus yra išprašomas lauk. Jisai tada nebedalyvauja kažkokiuose tai susitikimuose, jisai nedalyvauja kažkokiuose tai susibūrimuose, kur yra kiti žmonės, kurie klausosi jo. Tai yra kažkoks tai būrys žmonių. Jisai jaučiasi turtingas ties šituo